Ką turi bendro? Mėnulis, vaiduoklis, viščiukas, vaisių salotos ir robotas. Visi jie buvo padykelių mokyklos direktorės Viktorijos kabinete ir ginčiosi perregdami vienas kitą. Mums niekad gyvenime nereikėjo grobti pono Dešrinio. Be galo nervingai pareiškė viščiukas. Tai buvo blogiausia mintis per visą ilgą ir liūdną blogų minčių istoriją. Bet jį kilo tau? Pasipiktinęs atkirto Mėnulis. Niekaip negaliu pamiršti tos nelaimės. Gailiai sušuko vaiduoklis. Kai tik užsimerkiu, ji vėl iškyla man prieš akis. Dėl to, ką iškritime, paskui, atrodo, irgi turėsime nemalonumų, labai rimtai pareiškė robotas. Beje, manote, spėsime į šokius? Paklausė vaisių salotos, nuleisdamos dantis į savo pačių bananą. Oi, iš tikrųjų šie keisti personažai buvo draugužiai padūkeliai, baisiausi neklažodos visoje antroje A klasėje, o gal ir visoje mokykloje. Visi vilkėjo karnavaliniais kostiumais, bet labai jau tokiais keistais. Šie akivaizdžiai nebuvo įgyti karnavalinių drabužių parduotuvėje. Joks sveiko proto žmogus neleistų pinigų tokioms drapanoms. Viktorija įžengė į kabinetą per patį ginčo įkarštį, bet, pamačiusi vaikus, ne per daug nustebo. Ar dėl kokios nors išdaigos, ar dėl kokio nors absurdiško sumanimo, padūkeliai kone kas savaitę atsidurdavo jos kabinete. Bet šiandien jie atrodė taip, kad trūko žodžių ir direktorė nesusilaikė. Nusižvalgė juos. Direktorė nesusilaikė, nužvelgė juos nuo galvos iki kojų. Po perkūnais, direktorė Viktorija, koks gražus jūsų karnavalinis kostiumas, sušuko milžiniškas viščiukas Lukas, norėdamas ją įsiteikti. Nu, leiskite spėti, kas jūs? Piktoji babutė? Nuobodžioji sekretorė? Nikioji tetulė? Žinai, aš atėjau be kostiumo, Lukai. Atkirto Viktorija, mesdama į jį neįtin draugišką žvilgsnį. Lukui iš gėdos norėjosi prasmegti skradžiai, bet jis kalbėjo toliau. Tikriausiai svarstote, kodėl mes čia. Viskas per karnavalo fotografijos konkursą. Tuoj paaiškinsiu. Nepamiršk pasakyti, pats žinai apie kokį sumanimą. Dėl pats žinai, kokios iškamšos, įsiterpė vaiduoklis Karlosas. Jeigu jau taip, ir apie manekeną, ir apie apgaulę, pridūrė Klaudija vilkinti ekstravagantišką Mėnulio kostiumą. Jeigu jau prisipažįstame, tai ir dėl to, ką iškredėme paskui. Patys žinote apie kostiumus, pridūrė Isa, saugodamasi, kad nesuirtų jos pačios roboto kostiumas. Nu tik pernelyg neįsijaus, gerai? Apibendrino žmogus vaisių salotos, vardu Asimas. Aš noriu spėti į šokius. Vos praėjo kelios sekundės ir padūkeliai jau vėl visi kalbėjo tuo pat metu vieni kitus perregdami. Oi, nu žinokit, nieko nesuprantu, pareiškė mokytoja Viktorija. Bet jeigu paaiškinsite po vieną paeiliui, atidžiai jūsų išklausysiu. Viktorija įtarė, kad jos laukia beprotiška istorija, todėl patraukė prie didžiulio krėslo už savo kabineto didžiojo stalo ir patogiai jame įsitaisė. Ne, nesisėskit ten, įspėjo ją Lukas. Per vėlu. Viktorija vos tik klestelėjusi užpakalį ant savo išpurentos pagalvėlės, iškart pajuto, kad ši nebe tokia jau išpurenta. Kažkas išpurtė iš jos visas plunksnas. Oi, vaikai, tikiuosi jūsų istorija bus įdomi, tarė vėl, mesdama kreivą žvilgsnį Luką. Nu tai kas pradės? Gal meskime burtus? Kas ištrauks trumpiausias šiaudelį? Pasiūlė Lukas. Ne, nereikia ir vėl. Pradėk pats, mes neprieštaraujame, ėmė melsti Luko draugai. Viktorija nesuprato, kodėl jie taip kalba, bet pamanė netrukus sužinosinti. Nu na gerai, Lukas atsigrišė. Viskas prasidėjo karnavalo rytą. Tai yra šį rytą, įsiterpė Viktorija. Palaukit, tai norite įdomios istorijos? Tada leiskite man pasakoti savaip. Kaip jūs ir sakėte, viskas prasidėjo šį rytą, nes šis rytas ir buvo karnavalo rytas. Ėjau į mokyklą, linksmas ir laimingas. Kodėlgi ne? Visi paklausėte manęs. Lukas apsižvalgė. Regis niekas nieko nepaklausė. O todėl, kad kuprinėje nešiausi pribloškiantį oficialų lenktynių žvaigždės Mončito iš kompiuterinio žaidimo Super Mončito Racing kostiumą. Šis kostiumas visų automobilių lenktynininkų aistruolių svajonė, net ir su privalomu šalmu. Atėjęs į mokyklą pirmiausia patraukiau į sporto salės persirengimo kambarį, juo persivilkti. Tada nuėjau į klasę ir Ana ten kalbėjo, kad šiais metais vyks karnavalo fotografijos konkursas ir tas, kas padarys geriausią dienos nuotrauką, galės visą mėnesį valgyti po 2 porcijas deserto. Nuo to ir prasidėjo visi
mūsų vargai. Viktorija nužvelgė kitus šutvės vaikus, kurie Lukui pasakojant pritariamai linksėjo. Manau, kai apsivilkau Mončito kostiumą, o jis visose lenktynėse visada pirmas, į mane įsikūnijo jo kovinga dvasia, nes iškart supratau, kad dėl pergalės turime būti pasiryžę viskam. Lukas pažvelgė į direktorę, bet nusprendžiant iš jos veido, jos nei iš tolo neįtikino jo pasiteisinimas dėl kostiumo. Mums reikėjo unikalios, genialios ir nepakartojamos nuotraukos atspindinčios tikrąją karnavalo dvasią. Kas ją galėjo kūnti geriau? Geriau už, kas atspės, poną Dešrinį. Tas ponas Dešrinis buvo didžiulė iškamša, kasmet sudeginama per didžiuosius karnavalo šokius. Ši tradicija mokykloje gyvavo nuo neatmenamų laikų ir daugeliu tai buvo didžiausias šventės akimirkos. Bet jeigu norėjome nuotraukos su ponu Dešriniu, mums pirmiausia reikėjo paties ponio Dešrinio, o gauti jį buvo anaip tol nepaprasta. Mokytojai jį laikė sandėlyje, kad iki šventės nieko nenutiktų. Pamėginti jį išnešti buvo labiausiai padykėliška misija. Lukas dramatiškai patylėjo. Bet būtent tai ir yra mūsų sritis. Viktorija atsiduso. Nebeliko jokių abejonių, kad jos tikrai laukia beprotiška istorija. Iš Luko žodį perėmė Karlosas ir toliau pasakojo nuotykius, nutikusius jiems per vieną dieną. Šįryt aš irgi traukiu į mokyklą kuo laimingiausias. Ne tik todėl, kad man buvo pirmasis karnavalas Padūkelių mokykloje, bet ir dėl to, kad nešiausi super originalų kostiumą. Nu bent jau aš taip maniau. Tai buvo oficialus Mončito lenktynių žvaigždės iš kompiuterinio žaidimo Mončito Racing kostiumas. Persirengimo kambaryje persivilkau ir nubėgau į klasę, tik tam, kad pamatyčiau Luką vilkinti tokį pat kostiumą. Na ir apsigavau. Isa buvo persirengiusi pagyvenusi dėdulę, susitaršiusiais plaukais, Albertu Einšteinu, patiklino Isa. Taip, šitą ir norėjau pasakyti. Klaudija vilkėjo kosmonautės kostiumu ir jis jai labai patiko ir tiko. Po šių žodžių Karlosas mažumėlę paraudo. O Asimas buvo persirengęs krepšininku, beje, tuo pačiu kostiumu, kaip ir per Halloweeną. Klausyk, iš kur aš galiu prisiminti, kas buvo per Halloweeną? Atkirto Asimas. Neprisimeni, kas tada nutiko? Su nuostaba paklausė Klaudija. Stojome į akistatą su išprotėjusių ledų pardavėjų. Atskleidėme pribloškiančią paslaptį. Žinau tik tiek, kad šis kostiumas man tinka kaip nulietas, tarė Asimas ir šyptelėjo. Esmė ta, kad Lukui atrodo, kostiumai visai nerūpėjo. Toliau pasakojo Karlosas. Kai išgirdo apie fotografijos konkursą, jis nutaisė tokį žvilgsnį. Patys žino tokį, kaip tada, kai nusprendė įrengti mokyklos baseine ančių prieglaudą. Ar tada, kai vietoj krepšinio kamuolių pakišo balionų, pripildytų pomidorų sulčių. Viktorijai net akis pastėro prisiminus visas tas išdaigas. Atėjus pertraukai, jis mums paaiškino, kaip galėtume pasiskolinti pono Dešrainį porui nuotraukų. Tvirtino turys patikimą sumanimą, kaip išnešti jį iš sandėlio. Jam buvo nesunku mūsų tikinti, nes mes, Padūkelių šutvė, mėgstame krėsti tokius dalykus. Po šių žodžių Karlosas nutilo ir Padūkeliai tuo metu susidaužė rankomis. Sandėlis buvo aklinai užrakintas, toliau pasakojo jau Lukas. Nusprendėme, kad kuris nors iš mūsų įsmuks ten pro kolidoriaus ventiliacijos vamzdžius ir išneš poną Dešrinį iš vidaus atidaręs duris. Idėją nusižiūrėjau iš knygos apie didžiausias paslaptis. Labai išdidžiai paaiškino jis. Bet šią misiją galėjo vykdyti ne bet kas. Asimas, ilgšis, jis nebūtų įsmukęs pro ventiliacijos vamzdžius. Antrasis pagal ūgį Lukas, o po jo aš. Taigi liko tik dvynukės, užbaigė sakinį Viktorija. Nejučia ši istorija ėmė vis labiau ir labiau intriguoti. Taip, atsakė Karlosas, bet kaip nuspręsti, kuri iš jų ten lips? Jos dvynukės, lygiai tokio pat ūgio. Žinot, labai paprastai, atsakė Lukas. Mesti burtus, kuri ištrauks trumpesnį šiaudelį. Kiti Padūkeliai nutaisė minas. O varge, kaip jis mums įgriso. Iš tikrųjų nebuvo jokio reikalo, įsiterpė Klaudija. Aš ir tai būčiausi mielai išlipusi patirinėti aplinkos.
juk ne šiaip sau vilkėjau kosmonautės kostiumą. Bet Lukas vis neatstojo ir neatstojo su tai šiaudelis, nes anot jo tai daroma filmuose, tvirtai pareiškė Lukas. Oi, naburtas teko man, tarė Klaudija ir gūžtelėjo pečiais. Bet pasiekti ventiliacijos angą buvo nelengva. Turėjom užsilipti vienas kitam ant pečių ir kelis kart vos nenusiritom žemyn, bet galiausiai mums pavyko. Klaudija įsmuko per vamzdį ir dingo mums iš akių. Toliau pasakojo Karlosas. Aš baisiai jaudinausi. O jeigu ten viršuje jai kas nors atsitiko, o jeigu įstriks ir mes jos niekada nebepamatysime. Bet netrukus išgirdome garsų bumtelėjimą, lyg kažkas būtų trenkęsis į sandėlio grindis. Tas kažkas buvau aš. Klaudijai anaiptol nebuvo malonu prisiminti tos akimirkos. Mes apgalvojome, kaip užlipti iki ventiliacijos vamzdžio, bet ne kaip jo nusileisti. Manau, mūsų sumanimas vis dėlto buvo netoks jau patikimas. Klaudija pažvelgė į Luką, o šis nusišypsojo savo žaviausią, nekalto angelėlio šypseną. Bet blogiausia laukia prieš akį. Dabar, kai ponas Dešrinis stovėjo priešais ir žvelgė savo tuščiomis karnavalo iškamšos akimis, tai reikėjo atidaryti duris ir kartu su juo iš ten išsineždinti. Ar kas tada nutiko? Paklausė Viktorija. Duris iš vidaus neatsidarė. Visi kartu sušuko padūkeliai. Ištraukau iš ten tik padedama Asimo, pasakė Klaudija. Padėjęs man užlipti, jis patraukė į valgyklą skaniųjų vaisiukų. O kai grįžęs pamatė, į kokį keblę padėtį patekome, ką padarė? Petimi išvertė duris? Paklausė Viktorija. Ne, atrakino spyną visrakčiu. Irgi ne. Tada gal pasitelkė metalą ėdantį tirpiklį iš sodos ir dantų pastos. Nieko panašaus. Jis priėjo prie durų, išsitraukė iš kišenės raktus ir atrakino. Ir viskas. Viktorija negalėjo patikėti savo ausimis. Asimai, tu seniai turėjai raktus nuo sandėlio? Ai, taip, atsakė šis pernelyg nesureikšmindamas. Pasiskolinau, nes ten laikomi krepšinio kamuoliai. Aš juk nebūčiau geriausias krepšininkas visoje mokykloje, jeigu bent retsykiais nesitreniruočiau, suprantate? Atsimenu kartą krepšinio talentų medžiotojai pamatė mane žaidžiantį ir pasakė, Viktorija be ceremonijų nutraukė, bet jeigu turėjai raktus, kodėl iš karto netrakinai durų? Na, nusprendžiau, kad pakaks ir Luko sumanimo. Pasirodo, padūkalio šiutvė be reikalo tiek vargo, kad išneštų pono Dešrinį iš sandėlio. Nu, bet žinoma, nepasakytum, kad tai nedarė garbės jų vardui. Ponas Dešrinis jau buvo mūsų rankose, bet dabar susidūrėme su naujų iššūkiu, pareiškė Lukas, kaip pereiti su juo per mokyklą nesukeliant įtarimų. Viktorija pravira burną klausėsi padūkalių šutvės. Jie jau pasakojo nuotykį vertą filmų apie šnipus. Žiūrint į juos, vilkinčius tais keistais ir kvailais kostiumais, atrodė, kad jie iš vis nieko dorai nesugeba. Bet kai reikėdavo įgyvendinti nutrūktgalviškus sumanimus, jiems tikrai netrūkdavo išradingumo. Matot, visa paslaptis buvo stilingai apremti iškamšą, kikendamas paaiškino Asimas. Sandėlyje radome seną kūno kultūros mokytojo treningą ir aptaisėme jo poną Dešrinį. Treningas, kapišonas. Niekas nebūtų supratęs, kad tempėmės žmogaus ūgiai iškamšą, nebent pamatęs ją iš visai arti. Papuošėme jį kaip karnavalo karalių. Lukas nejučiamis nusijuokė iš savo paties sąmojo. Viskas buvo gerai, kol gamtos mokslų mokytojas atmosferas roletis nepamatė mūsų koridoriui ir nepaklausė, ko čia šlaistume su to keistu tipu sudriskusiais treningais, pasakojo Klaudija. Aš mintis jau atsisveikinau su fotografijos konkursu, bet mano sesiai kilo geniali mintis. Jis atsistojo ir išdidžiai paaiškino, kas jai tada šovė į galvą. Pasakiau jam, kad tai mokytojas Svenas iš Norvegijos, kuris atlieka praktiką mūsų mokykloje pagal mainų programą ir atėjo į karnavalą persirengęs nuskurdusių iškilautojų. Ir kad Svenas labai drovus ir nekalba mūsų kalba, todėl verčiau jo nešnekinti ir iš viso pernelyg jį nežiūrėti. Atmosferas gerokai suglumo, toliau pasakoja Klaudija, ir pasakė iki šiol manęs, jog mokyklos mainai mokiniais, o ne mokytojais, bet kad ir kaip neįtikėtina, paliko mus ramybėje. Nors nueidamas nepatikliai visus nužvelgė. Reikėjo paskubėti ir kuo greičiau susirasti ramų kampelį, kad pasidarytume asmenukę, nes bet kada galėjome sulaukti nemalonumų.
Bet kiekvienas iš mūsų siūlė fotografuotis vis skirtur. Ir galiausiai nesugebėjimo susitarti, prašneko Karlsas, liūdnai atsidusęs. Nu gerai, leiskit spėti, pertraukė į Viktoriją. Patraukite trumpiausią šiaudelį. Padukėlis susižvalgė nustebę. Nu, kaip jums atrodo? Aš nekaltas, kad taip daroma filmuose, atkirto Lukas. Ginčą laimėjo mūsų klasė. Tuščia, nes tuo metu buvo pertrauka. Turėjome visi kartu užnešti poną Dešinį laiptais, pasakė Karlsas. Visa laimė, kad nieko nesutikome, nes net neįsivaizdavau, kaip būtų reikėję pasiaiškinti. Jau klasėje nusprendėme, kad geriausia fotografuotis prie lango, arčiau lentos. Luko užduotis buvo nufotografuoti vieną kadrą. Tiesą sakant, tai buvo vienintelė jo užduotis, paaiškino Klaudija ir iš padilbų žiūrėdama į jį. Bet jam vis atrodė, jog kadras dar netobulas. Per mažai šviesos, sakė jis. Reikia pastatyti poną Dešinį šiek tiek arčiau lango. Ir dar šiek tiek, dar per žingsnelį, jau beveik gerai ir tada atsitiko tai, kas žinoma ir turėjo atsitikti. Padukėliai trumpam nutilo. Nelaimė. Asimas net sudrebėjo tą prisiminęs. Kai tik užsimerkiu, jį vėl iškyla man prieš akis. Karlsas atrodė sukrėstas. Gerai, jau prisipažįstu. Lukas apsiginklavo drąsa ir žengė žingsnį į priekį. Ponas Dešrinis iškrito pro langą dėl mano kalties. Bet aš netyčia. Pokštininko garbės žodis. Tikriausiai kažkas įstumtelėjo, bet visi taip įsijautę pozavome, kad net nepastebėjome. Kad ir kaip būtų, manau, galėjome jį išgelbėti. Net kai iškišę galvas pamatėme, kad jis nukrito ant galvos ir subirėjo į šipulius, paklausė Karlsas. Taip, manau, kad galėjome išgelbėti, labai tvirtai pakartojo Lukas. Net kai pasirodė valkataujantys šunys ir puolė įtaškyti ir draskyti skutelius jo drabužius, rėmė jį prie sienos Asimas. Taip, manau, galėjome išgelbėti jį ir tada, vėl pakartojo Lukas, bet jau ne taip tvirtai. Net kai atėjo kiemsargis ir nušlavė jo liekanas iš šiukšlių kibirą, o paskui nuėjo su kibiru? Aš manau, kad galėjome, jau visai netvirtai atsakė Lukas. Ir net tada, kai gerai, negalėjome jo išgelbėti, sušuko Lukas. Per mano sumanymą visa mokykla liko be iškamšos, be karnavalo simbolio, be šventės sielos. Reikėjo ko nors imtis, kad tai atstatytume ir imtis kuo greičiau. Iš padūkelių veidų Viktorija matė, kad šį kartą jie suprato peržengė visas ribas. Lukas neišsisukinėjo kaip įpratęs, regis jis pirmą kartą nuoširdžiai gailėjosi. Bet kaip jie rado išeitį ištikti šios mažytės nesėkmės? Viktorija nekantriai troško tai sužinoti. Reikalai atrodė visai liūdni, įtarė Lukas. Per tas kelias likusias valandas turėjome iš kažkur gauti kitą poną Dešrinį. O karnavalo iškamšos juk neauga ant medžių. Kitaip tariant, negalėjome gauti kito pono Dešrinio, patiksino Klaudija. Bet, kai neturi kokio nors daikto, visada galima jį pasidaryti, sušuko visi kartu. Viktorija neteko žado. Ji nesuprato, ar tie vaikai galiai iš jo šaiposi, ar galutinai kuoktelėjo. Iš tikrųjų nusprendėme patys padaryti karnavalo iškamšą, tarė Klaudija. Žinau, atrodo beprotiška, bet rankų darbas ne pirmą kartą išgelbsti mums dieną. Vieną kartą, prisiminė Isa, mes surengėme Anai staigmeną gimtadienio progą ir patys papuošėme visą klasę. Padarėme net pinjadą ir kartoninį tortą. O kitą kartą, kai buvome toje nusmurgusioje stovykloje, sukonstravome rankų darbo spastus, kad sušiuptume dingusios mergaitės šmėklą. Prisimenat? Pasakė Karlsas. Žinai, šitą tikrai prisimenu. Parodė, kad šmėkla buvo Ana, ar ne? Paklausė Simas. Ana, o ne alkanas meškėnas? Paprieštaravo Lukas. Bet koks skirtumas, ilga istorija. Grįžtame prie iškamšos. Aš žinojau, nuo ko pradėti. Nuo kabineto, kur laikomi daiktai teatro festivaliai, kurį kasmet rengėme. Žinoma. Viktorija pagalvojusi, kad nuspėjo Isos ketinimus, nusišypsojo labai didžiuodamasi savimi. Manau, norėjote aprengti savo iškamšą kokiu nors teatro kostiumu, bet palaukit. Iki festivalio dar toli, o mes dar nenusprendėme, kokius spektaklius šiemet statysime.
ten dar nėra jokių kostiumų. Mums reikėjo ne kostiumų, o manekeno. Jis pamačiusi susirūpinamą Viktorijos veidę irgi šyptelėjo. Manekenas turėjo tapti pono Dešrinio 2 kūnų. Bet reikėjo sugalvoti, kaip patekti į kabinetą. Ir man kilo dar vienas patikimas sumanymas, tarė Lukas. Iš karto tau iššovė į galvą? Paklausė Viktorija, baimindamasi blogiausio. Iškasti požeminį tunelį? Ne, išlaužti duris laužtuvu. Nieko panašaus. Įjungti priešgaisrinę signalizaciją ir sukelti trumpą jungimą? Šalta. Gerai, pasiduodu. Tai koks buvo tas patikimas sumanymas, Lukai? Atidaryti duris ir įeiti. Jos nebuvo nei užrakintos, nei nieko. Sunku patikėti, kad šios mokyklos direktorė nieko nežinot.